Labas rytas, diena ar vakaras, nesvarbu koks dabar paros metas, ačiū kad įsijungėte MC Forza kanalą. Ir su jumis šiandien Karolis ir turiu tokią labai įdomią naujieną. Pagaliau, kaip matote, šičia kairiam apatiniam kampe yra Minecraft. Ne, ką aš čia nusišneku, čia yra Minecraft 1.9. Tai pagaliau išėjo visai neseniai prieš keletą dienų 1.9 atnaujinimas. Ir esmė ta, kad Minecraftas ten karts nuo karto atsinaujina, pridedami visokie blokai, dar kažkas įdomaus. Tai jeigu mes, tarkim, dabar paspausim single player, jūs matot, čia yra kažkokios dabar kaip nuotraukas, bet čia nėra nuotraukos, čia yra, o čia va yra. Tai esmė ta, kad kai tik jūs sugeneruojat pasaulį, už kelių ten sekundžių jum nufotografuoja, kaip jisai atrodo, tai galit labiau gražiau atpažinti. O jeigu turit senų pasaulio iš 1.8, tai tada, kai juos pasileisit, jie vėl bus, na, patį pirmą screenshotą padarys. Tai va, tai galim nueiti į šitą pasaulį ir aš čia esu paruošęs. Tai, kaip matot, atsirado iš karto šitokie vat nauji blokai, violetiniai tokie. Tai apie juos gal šiek tiek vėliau, o dabar pradėsim nuo pirmo dalyko. Tai atsirado du nauji enchantai, tai yra galim paieškoti Frost. Tai yra Frost Walker. Tai ką jis daro, jeigu mes pasimtumėm batukus, štai batukai, siemam, užsienchantinam, nemoka čia. Gavom Frost Walkerą, ne? Tai jeigu mes dabar jas susidedam, jūs kaip matot garsas atsirado užsidėjimo, ir mes tarkim bėgam. Tai Frost Walker, kaip jūs, jeigu mokat anglų gerai, tai suprantat, kad reiškia šaltas ėjikas. Tai štai, kai mes su jais eidam, vanduo pasidaro į ledą. Jis yra labai iš tiesų naudingi. Mes galim iš tikrųjų gal net sprintint, bet šokinėt turbūt nepatarčiau. Tai va, matot, o paskui tas ledas sudūžta, tai nepadaro kažkokios žalos ar kažką. Va, dar kaip matot, kalvarų atsirado garsai. Va, girdėjot? Tai va, tokie kalvarų garsai atsirado. Toliau, antras dalykas, kurį mes turim, tai yra mending enchantas. Jeigu mes susirasim mending, pasiemam kokį nors įrankį, atleiskit, aš šiek tiek neužkibęs, o jo, panašiai. Tai mes užsienchantinam su mending ir nueidam pasivaidinti resursų. Tai tarkim bus kaulas, tai yra anglis. Coal ore. Va, jeigu mes pasiimsim šitą coal ore, ir kaip žinot, auksiniai pikaksai labai greitai susidrožia. Esmė tai, jeigu mes dabar į game mode 0, matot, jis pradėjo drožtis, ne? Bet kai mes gaunam experience, tai yra patirties, jis pasitaiso. Tai kas yra labai efektyvu, matot. Turim taip ir praktiškai nesibaigia. Bet jeigu, tarkim, mes nueisim ten, kur negaunam patirties, tai tarkim čia va. Jeigu maininsim, matot, jisai lūžta. Tai dabar pagalvosiu, kiek atitaiso vienas tas XP. Negavom visą. Na, nesvarbu. O, dar turim savo batukus. Labai smagu. Matot, galim per vandenį, tai fakščiai. Gerai, sugrįžtam į paprastą game mode. Ir ką mes toliau matom, tai naujas valtis. Reiškiasi, valtis dabar gali būti visų rūšių. Oi, atleiskit va. Slogoja šiek tiek, tai nekreipkite dėmesio. Tai galim padaryti beržynės, visokias akmeninės ir taip toliau. Galim su jomis matot atvažiuoti ir turim net irklus, kas yra labai smagu. Tai na, iš tikrųjų gal sugrįžtam atgal. Kur baigiam? Taip. Tai taip. Ir atsirado labai daug naujų strėlių.
Tai jeigu mes tai einam čia ir matot, kaip gali būti tiek daug naujų strėlių. Reiškiasi, mes dabar jeigu pasimtumėm blanką, tai yra bow, ir pasimtumėm tokią strėlę. Tai ką jos daro? Tai tarkim, matot, čia yra Arrow of Jump Boost. Tai jeigu mes ją iššaudam, matot, jinai su tokiais efektais ten ir nuskrenda. Tai veikia visai, na, tiksliau, jinai veikia lygiai taip pat kaip paprastos strėlės, bet žiūrėk, ką ji padaro. Jeigu mes šausim į dangų ir dabar palauksim, kol jį nusileis. Aha. Šitas iš tikrųjų yra sunkus dalykas, kad į tave pataikytų strėlė. O. Ne, jinai taip neveikia. Gal iš tikrųjų mes nueisim prie avies. Jeigu mes ją šausim su ta strėlė, tai ji turės jump boost. Reiškiasi tas pats kaip potionas, tai yra eleksyras. Ir kaip gauti šitas strėlės, jeigu jos tokios nuostabios? Iš tikrųjų tai yra gan sudėtinga. Tai mums visų pirma, kad tokias strėlės gauti, jų neina kraftintis, tai mums reikia lingering potiono, kurį gauname su Dragon's Breath, o tam reikia nukeliauti į pragarą. Ne į pragarą, o į pabaigą. Tai žiūrėkit, jeigu mes iššausim lanką, su laiku, bet matot, jeigu apačioj, kur lanko tą piktogramą, tai matot, kad jis dabar animuojas. Tai jeigu mes čia nueisim, matot, susirenkam, nesusirinkom normaliai. Ir esmė ta, kad jie lingering potion daro, tai jie ant žemės paskleidžia tą efektą. Jeigu mes nueisim į Game Mode 0 ir pačia vaikščiosim, tai matot viršui. Velnis. Jai. Mums reikia paprastų strėlių dabar. Neturim. Lingering. Tai kur mes čia? Tarkim, jump boost, ne? Fuck. Jump boost. Va. Tai, kaip matot, viršui dešiniai dabar jums rodo efektą, tai nebereikia eiti į dantų, kad čia pažiūrėtume. Bet ir čia rodo, kas yra very nice, manyčiau. Davai, Game Mode 0. Mes čia šaunam jas. Tarkim, šaunam. Ir čia kaip very strange. O gal aš dabar nesu tikras. Na, vienu žodžiu jos kažkaip yra gaudamas. Dabar negaliu tikrai paaiškinti kaip, nes pats nelabai gerai žinau. Tai žodžiu, jūs galėsite jas gauti. Toliau mes turim dar kitokį tipą šitų, taip sakant, strėlių, kurios gali būti sukraftintos. Tai čia yra Spectral Arrows. Tai ką jos būtent daro, tai jeigu mes pasimsim lanką ir šausim, tai atrodo jos nieko kažko nepadarė ypatingo. Tai jeigu mes dabar nueitume kur nors, čia, matot šitą avį? Aš norėčiau ją matyti. Ir matot, ji dabar yra pasiryškinus. Čia kaip per CSGO būna tokie dalykai. Tai, jeigu mes ją iššausim, mes ją galėsim pasiryškinti. Iš tikrųjų, aš dabar galvoju, gal ir save galėčiau pasiryškinti. Savęs negali. Vėl, that's a shame. Na, nelabai gerai, kad negalim savęs, nežinau, čia dėl kreatyvo gali būti, dėl kreatyvo. Ir toliau, pridėti skydai, nes jeigu jūs dabar pasimat svordą, paspaudžia dešinį ir matot, nieko nevyksta. Anksčiau galėdavot blokuoti. Ir esmė ta, kad labai pasikeitė visa sistema Minecrafto. Tai yra kovos. Jeigu mes paspaudžiam F raidę, tada mes dabar galim abiejose rankose laikyti kažką. Ir paspaudžiam dešinį ir tada blokuojame su skydu. Plus, jeigu mes einam į video settings, yra attack indicator. Tai mes pasidarom, tarkim, į hotbar. Jis labai gerai matosi. Matot, kai trenkiam, ten atsistato toks kardas. Jeigu mes va taip paklikinsim, jisai neatsistato. Tai esmė ta, kad jeigu, tarkim, mes pasiemam wooden. Keksą, jis daug greičiau atsistato, ne? 2, 3, kokius 5 kartus. O jeigu mes paspausim
ir palauksim, kol jis atsiregeneruos. Mums vietoj 5 tai reikia 2 ir jis net taip susidrožia tas kardas. Tai vienu žodžiu dabar tas, kuris va taip padarys, jis niekada nebelaimės per PvP. O tas, kuris darys va šitaip. Šitaip va ir va šitaip. Jisai galės normaliai eiti. Plius galim daryti maždaug tokius dalykus. Tai su skydu galim blokuotis. Ir jeigu mes skeletą pasiimtumėm, tada tą skeletą pasidėtume štai čia ir nueitume į Game Mode 0. Jisai mus puola. Tačiau mes galime atremti su savo skydu. Matot? Ir šitaip galime kautis. Ir jis praktiškai mums nepadarys jokios žalos. Tai kas yra labai smagu, jeigu tarkim šitą va pasiemam. Pažiūrėk į mane. Matot, mes galim blokuotis. PvP. Tu čia ramiai. Matot, strėlė atsibuša ir tada jis pats gauna savo galvą, taip sakant. Štai jisai to įvars. Taip kad PvP sulėtėjo, tačiau jį veikia labai efektyviai. Tai va, galim Game Mode 2, vienas, ką aš čia kalbu. Tai kaip pasidaryti šitos skydus, štai va toks va yra receptas jo. Ir plius, jūs galite juos kaip suasmeninti, taip sakoma. Tai jeigu mes paimtumėm banerį, tarkim geltoną, pasimtumėm dažų, tai raudonų ir žalių. Raudonų ir žalių sakau. O, jau turbūt žinot, ką aš darysiu. Tai pasiemam banerį. Užsidedam šitaip pat. Čia, o čia... Fū, netaip padariau. Tai čia žalia, o čia raudona. Fuck, elgės. Mums reikia dar geltonų dažų. Taip. Tai čia va taip pasidarysim geltoną. Per vidurį žalia. Ir galų gale raudoną. Na, matot, Lietuvos vėliava. Tokia. Kaip ir gaunasi, ne? Tačiau, jeigu mes pasiimsim savo skydą, paspaudžiam F, galim susibaidyti. Šitais tai dar kartą F paspaudę galim taip padaryti. Pasiemam skydą, užsidedam taip. Ir paspaudžiam F ir vėl mūsų skydas dabar. Jau yra Lietuvos skydas. Jei, galėsim ginti tėvynę. No. Labai smagu. Tai toliau kas yra, tai gal šitą skydą pasiimsim. Tai yra Potion of Luck. Tai yra laimės eleksyras. Štai matot laimę. Ir laimė daugiausiai paveikia žvejybą. Tai jeigu pasimsim savo fishing rod, tai yra meškerę, užsivesim ir turėsim laimę pasiėmę, tai tokia ir tik laikytis, ane? Va, gerai. Tai šiek tiek galim palaukti, kol užkips kokios nors žuvis. Nu, kaip. Turėtų šiaip tai jis greičiau arba kažkas geriau. Iš tikrųjų mes galim priskristi arčiau. Nu, rič, aš neturiu visus dienos. Video labai ilgai užtruks. Iš tikrųjų galim... Štai dabar turėtų daug greičiau užkabinėti. Tikiuosi. Kit. Tai gal čia per seklų. Daug seklų. Nu, vienu žodžiu, jos paveikia kažkaip šitą žvejybą.
Mes dabar galim sugrįžti, kur tęsėm. Tai, o, naujas augalas, tai jeigu pasiemam how, jis yra pagrindinis įrankis. Ai, beje, kaip veikia šitas dual? Tai visų pirma, jisai pirmumas suteikia tam, kuris yra čia va. Tam va įrankiai, kurį dabar lečiu, o ne šitam. Jeigu mes negalim, spaudžiam dešinį ir taip. O jeigu šitą turėtume rankoms spaudžiam dešinį, tai va taip pavyks. Tai mes turim jų sėklų. Tai yra beefroot. Tai yra, iš tikrųjų čia beefroot tai yra burokėlis, iš jo galėsim sriubą darytis. Tai reiškia viršui 6 burokėlį ir čia pačiai duma. Tai va, taip. O dabar aš norėčiau, kur čia tas, va. Ne, šitaip jau atrodo. Tai jeigu mes šitą pastatom ir čia padedam štai. Dabar taip. Į 1000 darysim. Ir dabar daug greičiau užaugs. Tai štai taip atrodo užauga burokėlį. Mes jas galim nukirsti ir taip toliau. Atsistigau. Voratinklį. Taip. Toliau turiu grass patch. Tai yra tokia kaip takeliai. Tai kaip jos gauti yra labai paprasta. Pasiemam kastuvą. Su kastuvu paspaudžiam dešinį. Ir šitaip gaudam takelius. Jie nebijokit, niekur nepradings, visą laiką bus. Labai smagu. Toliau mes turim spardus. Tai spardus šiek tiek vėliau ir šitą. Mes pagaliau galim susikraftinti end kristalą. Tai būdavo toks va dalykas. Bet jį reikia dėti ant bedrokas. Pasidedam ir bam. Matot, jis sprogsta. Tai mes jį sunaikinam. Tai TNT alternatyva. Nu, žodžiu, šitų tai nereikės paskui. Toliau čia yra Dragon Breath. Čia viską parodžiau. Ai, beje. Dabar, jeigu mes nueinam į combat, turim šitą ir turim, tarkim, X. Žiūrėk, jeigu mes paspaudžiame, tai va. Kai pagrindiniai ranko, tai yra va šitoj. Jisai turės 1,6 atakos greitį ir 7 žalos. O šitas turės 1 atakos greitį, tačiau 9 žalos. Reiškiasi, kirvis, nors jis daug lėčiau atsikrauna, jisai įtrenks daugiau negu kad kardas. Tai galim taip tuoj pat patikrinti. Žiūrėk. 2 3 hitai, o šitas 1 2 3, irgi 3. Bet vienu žodžiu jisai daro mažiau damage. Tai yra, jis mažiau įkerta. Tai dabar gali būti, kad su PvP, per PvP jūs bėgiosit su kirviu. Plius žirklės padarytos toks pakeitimas, kad jeigu mes game modulis, mes galim šitaip be silk touch išsikirsti voratinklius. Vos spėjau, perplauk. Plius garsas, kai jūs trenkiat, pasikeitė. Labai daug garsų iš tikrųjų pridėjo. Labai visokių daug garsų yra. Tai... Aidu. Štai. One shotas. Kaip padaryti tos lingering potionus, tai yra, reikia Dragon's Breath ir Splash Potiono. Tai toliau turim OP Apple. Na, žinot, kas jis yra, ne? Tačiau mes jo nebegalim pasigaminti. Nu, matot. Recepto nėra. Nu, ką daryti? Na, mes nieko negalim padaryti dėl to. Čia ne aš taip sugalvojau ir ne man draugai niekas. Tai daugiausiai iš tikrųjų pakeitimų atsirado pabaigoj. Tai jeigu iššokam į pabaigą, čia yra pabaiga ir štai aš nebuvau susikovęs su drakonu. Bet visų pirma, ką mato, tai jūs nebegalėsit su lankais paprastai nušauti. Jums būtinai reikės užlipti, nes kai kurie iš tų kristalų turės grotas. Iš tikrųjų, options, music and sounds. Galim prisitildyti šiek tiek. Žiūrėkit, jeigu mes dabar šitaip mes toliau kilsim ir pakilsim. Šitą numušim.
šitą, sakau, nubušim. Ir šitą nubušim. Ir netgi va šitą nubušim. O, reikia į normalį nubušti. Na, tai matot, dabar Ender Dragonas paleis tokią ataką, tai iš jos galėsit pasiimti buteliuką, kuris yra bottle. O, velnias, neturiu. Kur yra buteliukas, papa? Štai buteliukas. Ir su juo galėsit prisirinkti šitų. Tai su jais galėsit, kaip sakiau, daryti tos Tai vienu žodžiu. Dabar tuoj. Strength 100. Mes dabar labai stiprus esam. Ir iš kažkur 2 hitų nugalėsim drakoną. Kur tu čia? Na štai. Drakonas mirė. Ei, valio. Ir esmė ta, kad jeigu mes dabar turėsim ant kristalo, kurį galima pasigamint, berods rodžiau, nežinau, mes galėsim dar kartą atspodinti tą drakoną. Tai reiškiasi, čia va padedam. Elgas. Įkritau, nu. Let's go back. Aš nežinau, ar parodžiau, kaip jis kraftinamas, tai nesvarbu, vienu žodžiu. Reikia, pasigūglint galite iš tikrųjų. Tai šitaip, jeigu mes padedam, mes galėsim vėl padaryti boss fightą. Tai yra tokį va dalyką. Tai mes iš karto galim pasiimti savo, tiksliau ne pasiimti, o nusimušt šitus vatveldus, nes jos vėl atsiregeneruoja. Drakonas tai iš tikrųjų pasikeitė tas boss fightas. Ir štai kaip matau visi, kur čia tas drakonas. Turim stiprybę. Veldas. Tik čia. Tai, tabijo. Nu, greičiau. Aš neturiu visos dados. Nagi. Fuck, veldas. Tuoj mes taisim iškijo. Nagi. Kur tu čia bėgi? Bėga nuo mūsų kaip patrakęs. Taik čia. Nu va, finally. Tai jisai mirė, bet esmė ta, kad jeigu mes dabar čia apskraidytume aplinkui, tai va, pamatytumėm tenais, vat, čia netgi du tokius dalykus, tai čia iš tikrųjų vienas tik tais bus ir jisai švies. Tai jeigu mes dabar pasiemam Ender perlą, mes dabar jį galim per kreatyvą mėtyti. Matot, labai patogu labai. Ir čia yra toksai kaip antras portalas, čia labai, man įdomu, kaip jie čia taip padarė. Žodžiu, mes pro jį prametam Ender perlą ir atsirandam čia, kur yra nauji augalai tokie. Tai yra Horus plant. Ir jeigu mes jos pasadydam, jau užauga, bet čia va, tik tais iš jų gaudam Horus fruit. Tai tas Horus fruit atrodo, o šitaip, va, Horus fruit. Ir jeigu mes jį suvalgom, mes nusiteleportuojam. Check Game Mode 0. Svalgom. Bam, nusiteleportuojam. Game Mode 1. Tai esmė, ką jūs čia veiksit, tai visų pirma pasirinksit šitų augalų ir atrasit tokius kaimelius. Tai pabaigoj galima dabar atrasti kaimelį. Tai kaip čia mes juos susirasim tojaus. Čia kažkur yra, žinau. Kur čia bus? Ten berods, ne? Arba šitot ką? Turim greitį didelį, dabar galim greitai vaikščioti. Skraidyti yra. Na, žodžiu, susitiksim, kai atrasiu tuos. Na, štai ir atradom, tai čia yra tokia kaip miesteliai. Tokia didžiuliai bokštai.
Ir esmė ta, kad juose galit gauti šitų vat blokų, kuriuos matėt iš anksčiau. Bet čia dar ne viskas, čia galit gauti ir šitų vat blokų, kurie šviečia tamsoj. Very useful. Ir čia yra nauji mobai, tai yra šalkeris. Jeigu mes pasijungtume Game Mode 0, jie mus pradėtų pult, bet jų ataka yra labai įdomi. Jie šaudo tokias kaip strėlės, kurios jūs va galit pahyti. Ir jeigu jos atsitrenkia į matot? Jeigu jos atitrenkia į jūs, tai jūs gaudat levitation efektą. Tai reiškia, su jūs pradedat skraidyti. Ir esmė ta, kad jūs skraidot, tarkim, aš dabar skraidysiu dar 9 sekundės, ane? Ir kai baigsis levitacija, tai yra maždaug dabar, aš nukrisiu ir vat, mirsiu. Miriau, jeigu mes nueinam, velnias, pamiršau kur dabar nukritom. Tai gerai. Dabar reikia atrast dar vieną tada tą. Gerai, visų pirma reikia ender perlo ir susitiksim, kai aš grįšiu prie to. Na štai ir grįžau, čia tiesą sakant yra visai kitas, bet nesvarbu. Tai matot, jie, o taip ir veikia, jos galite iš tikrųjų, jie kažko specialaus nebeta, kas tu žudo, tai nėra labai smagu. Toliau, jeigu mes užliptumėm, čia aišku parkūras toks nedidelis, čia dar vienas iš jų, ir čia yra laiptai, jo, čia yra laiptai, čia dar vienas toksai, žodžiu, jie gali būti tenoj, bet vienu žodžiu, jūs ateinat čia, tarkim, žudo tos visus ir gaunat labai gerą lootą, tai yra labai įdomių dalykų ir čia yra dar ender chestas, free. Tai galit, taip sakant, nemokamai daug dalykų gauti, tai va, labai geras swordas, iron. Aš dabar daryčiau iš tikrųjų praeidį gražiai. Tai va, mes jeigu gražiai čia praeidam, čia dar toliau reikia, matot, jos galim. Jeigu jūs šokinėjat ir trenkiat, tai jūs daugiau padarot žalos. Iš tikrųjų jos gan sunku nugalėti. Yra, bet jeigu mes tarkim čia pakilsim. Ne, čia nėra. Aha. Aha. Štai turbūt tie patys čia yra. Tos pačios vietos mes jas galim apžiūrėti. Nes, čia matot, va, labai gražus iš tikrųjų ir šarvai. Labai naudingi. Jeigu jau nueinat į pabaigą, tai grįšit tikrai netuščiomis. Grįšit su daugybė labai iš tikrųjų gerų dalykų. O pats geriausias, netgi aš manyčiau iš jų, tai mums reikia jį pirmą surasti. Aš čia nematau kol kas. Čia irgi nėra. Čia mato tokie kaip laivai ar kažkas panašaus. Jeigu mes per čia praeisim, čia irgi jų nėra. Tai čia irgi nėra. Štai turbūt čia manyčiau gali būti. Aha. Čia turim keletą paušinų ir štai čia tokios laivuose mes galim gauti kas čia protection 3. Mes tokių neturim, gerai. Galim, va, kiek visko. Žodžiu, ir mes čia esmė ta, kad gaudam elytrą. Kas yra pagrindė elytrą, mes galim šitą iš karto užmušti. Jeigu jis atsidaręs, tai jūs daugiau jam įkertat. Plius jis gali teleportuotis. Taip. Tai turime elytrą, iš tikrųjų slash kill, respawnas, nes ir čia turėjom tą elytrą. Tai, neturim. Na gerai, nesvarbu. Ji dedasi ten, kur yra šarvai, tai yra tas krūtinės šarvas. Times set day. Aha. Turim šitą elytrą ir galim nueiti iki kalnų turbūt. Nes kas su jie yra įdomu, tai būtent kalnuose. Arba ne kalnuose, kažkokiose aukštose vietovėse. Tai jeigu mes kiltume čia, tada set block 0
0 Minecraft dvitaškis tiesiog Stone slab. Na štai turim Stone slabą. Mes galim ant jo atsistot ir matot, aš galiu pasijungti F5. Jeigu mes nušokam, paspaudžiam tarpą, mes galim skraidyti. Ir tas pats lygiai veikia ir per survival. Jai, labai iš tikrųjų smagu. Jeigu tai čia šiek tiek buginasi, bet nesvarbu. Mes galim derti žemyn, pakilti aukštyn, virš debesų, greitėti ir lėtėti. Žodžiu, galim tokių nuostabių dalykų. Ir štai taip pat gražiai nusileidžiam. Ta patį galim daryti ir per išlikimą. Tai jeigu mes vėl čia užsilipsim, plus jeigu jinai lūžta, tai galit, nes iš tikrųjų jinai lūžta nuo skraidimo, tai galit ją pasitaisyti su oda. Nu, vienu žodžiu, į priekalą padedate nuodas ir elytra. Tai jeigu mes nueinam į game mode 0, tai yra survival, mes ten matom taip, pašokam ir galim skraidyti. Labai smagu iš tikrųjų. Matot, labai didelis greitis atsiranda iš karto. Galim šitaip apžiūrėti teritorijas, visokias močių. Čia iš tikrųjų galim kilt, bet kuo aš norėsiu baigti šitą video, tai yra, kad jūs atsitrenkėt, galite žemę atsitrenkti taip pat su ją, ne? Tada jūs gaunat damage, tai yra, jūs pradedat mirti, jeigu atsitrenkėt. Ir jeigu iš labai didelio aukščio krentat, tai jūs vis tiek atsitrenkėt. Plus jeigu nepaspaudžiat space'o, jūs mirštat. Taip aš. Ta, vienu žodžiu, šita gaidelė. Ir baigsim mūsų video, tokį specialų. Tai, ačiū, kad jį žiūrėjot. Plus, iš tikrųjų galėčiau dar parodyti vieną dalyką. Kai jūs nužudot drakoną, jūs gaunat jo galvą. Štai, aš nežinau, ar tikrai taip, bet vienu žodžiu, ją kažkaip galima turbūt gauti. Ar negalima? Nežinau. Mes ją pasimtume ir mes ją galim užsidėti. Užsidedam. Tai ką, su jumis buvo Ender Dragonas. Juokauju, su jumis buvo Karolis. Ir ačiū, kad kaip visada žiūrėjot šitą video. Nepamirškit laikinti, komentuoti ir prenumeruoti. Ir plus greitai bus kitas video, tai serverio. Vienu žodžiu, bet serveris vis dar 1.8. Tai susitiksim kitame epizode. Ate. Ate.